Labas. Trumpas video šiandien. Tiesiog norėjau pakalbėti apie kai ką supratau per pastarąsias dienas. Tai yra, kad jeigu tu esi chaose, tu nelabai kažką gali padaryti. Ką aš turiu tuo omeny? Aš save ir visus aplinkui, kaip per šitus video galima pamatyti, spaudžiu daryti kuo daugiau ir progresuoti ir judėti, tiesiog siekti savo tikslų, bet kokią kainą. Na, aišku, tik legaliai. Bet aš daug apie tai galvojau ir supratau, kad jeigu tu turi tokių problemų kaip pasitikėjimas savim, turiu nepasitikė savim, arba tiesiog žinai, kad švaistai labai daug laiko. Pavyzdžiui, aš dabar per pastarąją savaitę supratau, kad aš švaistau daug laiko. Aš darau dalykus, kurių neturėčiau daryti ir turėčiau tą visą laiką investuoti kažkur kitur. Ir nors ir kaip stengiuosi viską pakeisti ir ten bandyti įdėti daugiau darbų į tuos dalykus, kurie man rūpi, ant galo nieko neišeina ir aš tiesiog jaučiuosi blogai viduje. Ir kiekvieną dieną, kaip praeina, kai aš nepadarau kažko, ko reikia, arba ką buvau suplanavęs padaryti, tai tiesiog mane sužlugdo ir aš kitą dieną jau beveik net nenoriu keltis iš lovos. Ir tiesiog, aš supratau, kad kol aš nesusitvarkiau su savim, kol nesusitvarkiau su visais savo įpročiais dabartiniais ir tiesiog kasdienybės dalykais, aš negaliu nieko pradėti naujo ir negaliu susifokusuoti savo projektus ir tai, kas man iš tikrųjų rūpi. Tai aš nusprendžiau, kad iki sausio galo aš paliksiu ramybėj savo visus projektus, kuriuos noriu padaryti ir visus planus, kuriuos turiu. Ir tiesiog bandysiu susitvarkyti su savim, kaip sakoma, su visom savo problemom, kurios man neleidžia judėti į priekį. Nes man atrodo, kad kol aš nesusitvarkiau dabartinių problemų, kurias turiu, tas laiko švaistymas, apmąstymas visko per daug, ko net neturėčiau apmąstyti ir taip gaunasi, kad nieko neišeina, nieko nepadarau ir bijau dar ten kažko. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad pirmą noriu susitvarkyti su savo galva ir tada, manau, man bus lengviau judėti į priekį ir daryti visus kitus savo projektus. Nes nors ir kaip dabar stengčiausi, šitas mano toks, mano visos tos problemos mane stabdys ir toliau ir nors ir kaip aš toli nueisiu, vis tiek jos bus su manim ir taip atrodo, visai, ką aš būsiu savo stabdęs. Ir man atrodo, daug žmonių išgyvena tą patį dalyką, kad jaučiasi, kad jie patys save stabdo, nes taip ir yra iš tikrųjų. Tai mano rekomendacija, jeigu jauti, kad kažkas yra negerai ir jauti, kad galėtum pakeisti kažką ir kažkas tave stabdo, tas kažkas esi tu pats ir žinai, ką gali pakeisti. Ką aš padariau, tai buvo tiesiog susirašiau viską į sąrašiuką, ką aš norėčiau pakeisti ir kas man trukdo atlikti savo darbus ir kas švaisto mano daugiausiai laiko ir patrupti tuos dalykėlius aš naikinsiu, tuos įpročius, tuos laiko švaistimo momentus. Tai manau, galiu patarti lygiai tą patį padaryti. Pamiršk dabar visus savo darbus, visus savo projektus, kuriuos reikia padaryti ir tiesiog duot savo laiko. Bet kai sakau duot savo laiko, neturiu omeny tiesiog atsipalaiduoti ir ten švaistyti visą savo laiko toliau, ne. Aš turiu omeny, kad investuoti laiką į tobulinimą savęs. Ir manau, kai tik susitvarkysi su pačiu savim, tik tada gali judėti toliau ir gali pradėti naujus dalykus, gali siekti savo tikslų. Nes viduje turi būti ramybė, kad galėtum judėti į priekį. O kol pats esi chaosas, tai viską, ką darysi, bus chaosas. Ir niekas nebus tokio gero, man atrodo. Bent jau čia mano tokios mintis.
Tai va, tai jeigu nori prisijungti prie manęs iki sausio galo, pamiršk viską ir bandyk tvarkyti su savim. Ir žiūrėsim, kas gausis. Ir ta nuo vasario 1 dienos visa galva į savo darbus, į savo projektus ir žiūrėsim, ką galim padaryti geresnio. Va toks vat yra mano planas. Tai vat, viskas. Aš baigiau. Šalta.